Labą dieną. Labą dieną. O aš jūsų ieškau. O kam reikia? Nu, vat, reikia jūs nufotkint. Nejuokaujant. Nes kaip pats fotografas, tai nei vienos nuotraukos nėra. Gerai? Tai va, ir interviu reikia paimti. Oi, nereikia to interviu. Aš skaičiau, kaip apie Stasiulį ten parašyta, tai... Nepatiko? Aš Stasiulį pažįstu apie 20 metų. Mhm. Ten, kai kurie žodžiai sutampa. Nu, aš pati ten iš jo visą tai, ištraukiau, ten visą jo, visi jo žodžiai. Nereikia to interviu. Nu, man liepia apie jūs parašyti. Parašykit tada bet ką. Nu, to prasme, Kad bet... dirba Ašborne, tiek irgi kažkur daugiau 20 metų. Nu, Ne, mažiau. 24 metais jums įteikė statulėlę už 20 metų, tai dabar bus... Bet tai buvo už visą darbą visuose tikiuosi, nes aš buvau ir... Ir PKKC dirbot, taip. Ašborne, man atrodo, kad 10 metų nėra. Mhm. Parašykit, kad įstoju ir viskas. Ne, tai reikia... Labai... Reikia nuo pradžios, kaip atėjo. Reikia. Tikrai Aš sakau, reikia, taigi... Skanau idėją. Ačiū labai. Aš galiu dabar pakalbinti, ten kažką parašyti gražiai ir dar kažkokių tai reikia nuotraukų ant senų, nes aš pažiūrėjau... O tarp kitko mano nuotraukos yra. Kur yra? Aš ieškojau, neradau. Nebent... Na, čia jūsų problema, aš žinau tiksliai, kad yra. Nebent, kelintų metų bent jau, nes tarp portretų, kur surinkti tik tai žmonės ir kažkur dėti, tai ten tikrai nėra. Ir... Tikrai yra. Ir jūs patys fotografavot. Portretą. Ne vieną ten Ašbornas už praeitų metų ar praeitų metų. Ne, tai tokių tai gal ir yra, kur tenais... Tai jau ką, daugiau nereikia. Ne, tai reikia kur ten stambių planų. Kam? Aš sakau, tikrai niekam to nereikia. Nu, žmonėms įdomu, bent jau apie Stasį Stasiūną tai labai suskaitė tą straipsnį. Kiek apie Stasiulį žmonių perskaitė straipsnį? LinkedIn'e labai daug perskaitė. Nu jo. Virš 6000 ir sakė, kad labai įdomi parašyta. Ir dar aš LinkedIn'e intranetą nedėjau, dar aš rašiau apie... Aš tik intranetą žiūrėjau. Aha, aš dar... Nes LinkedIn'e tai aš tikrai ir prieigos neturiu, tai... Nu, taip. O LinkedIn'e dar iš savo paskyros kėliau apie Rimantą Petkų. Žinot, tokį irgi išėjo pensiją. Ne, aš nepažįstu. Nes jisai prašė, kad nerašyti apie jį intranetą, nes, sako, gavau Vilnių nuo Idrako, kodėl aš neatostogavau ir pas mane daug šitų susikaupė atostoginių, kad dabar reikia išmokėti. Tai sako, ir buvo jam ir nebus mano straipsnių. Tai aš įdėjau tik į LinkedIn, nes jis ten sako, nu ten gali, ten leidžiu. Tai va, ir apie jūs reikia parašyti. Nes jūs iš PKKC laikų dar žmonės pažįsta? Nu, kažką. Turėtų pažįsti, man atrodo. Nu, tai aišku, turėtų, nes aš dar atsimenu iš PKKC laikų. Sėdėdavotgi šitam galerijai vienu metu. Galerijai? Kampe, ta prasme? Jo, va ten galerijai. Tai čia buvo Smarthaus, čia ne PKKC. Bet tai Smarthausas irgi PKKC priklausė. Jis po to prasidėjo PKKC kažkur tai. Pradžiai jis buvo visai atskira, kaip... Toks padalinys kaip ir Ašbornas. Nu taip, atskiras. O paskui jo įdėjo į PKKC. Nu, taip. Tai jūs dirbot su šituo Vaidotu... Bijūnu. Taip, Vaidotu Bijūnu. Buvo mano viršininkas. Ir dar Kornelijus Šešla tuo metu dirbo. Tai... O atėjot į 5 kontinentus ar į PKKC? PKKC tais laikais dar nebuvo. Buvo. Stulginskio gatvė. Taip, Stulginskio gatvė buvo 5 kontinentai ir PKKC, 2 įmonės. O dabar tai pasakysiu tiksliai. Tai buvo PKKC ar 5 kontinentai. Sėdėjau ten irgi, kur paskui galerija buvo. Rusy. Tai ten kas buvo? Ten irgi buvo
Rūsy kuriam? Ir ten buvo pirmas, kur Drakas sėdėjo, tada antras. Vot ten, kur Drakas sėdėjo, tai... Ten sėdėjo Stasys Ir Stasiūnas. apačioj ten, kur buvo paskui padaryta pirma, kaip sakot, mūsų galerija. Kur į Drako, šito Babajano? Bajano, taip. Ir vat ten buvo, reiškia, pirmas kambarys arčiau durų šitie sėdėjo. Vat būtent ten turbūt PKKC sėdėjo. O mes sėdėjom praviduriai. Duris buvo ypatingas, neuždarantis normaliai. Pakabintas ant stiklo ten toks. Ne, ten stiklas, ten buvo medinis duris. Bet jo. Pasėdėjot su Bijūnu? Ar dar kažkas? Ne, su Bijūnu po to. Pradžiai buvom aš, dabar neprisimenu pavardės. Iškeliavo į Britaniją gyventi ten. Karolis Mačionis? Ne. Toks apvalutis. Nu, Neatsimenu jo irgi, bet žinau, apie ką kalbu. su akiniais. Aha, taip, atsimenu, bet nepasakysiu irgi. Ir idėja Vaido Bijūno tais laikais atsirado Smarthausą užsiimti. Nu ten. Jis kalbėjo į Draką, tas sutiko, kad perspektyvi idėja. Nu ir kelis projektus mes padarėm. Bet prieš tai, kol dar nebuvo Bijūnas, jūsgi dirbote, tai tada... Tai jo, aš dirbau, buvo toks projektas Serial IP. Serial IP, o čia apie ką? Nu jo, nežinote. Ne. Čia buvo, nu kaip, ne į Drako asmeniskas, taip sakant, bet idėja buvo į Drako. Tais laikais buvo problema, kad serial sujungtis kompiuteryje. Ir turėjom daug įrenginių, kurie buvo pajungti būtent per šitą jungtį. O jau prasidėjo šitą manija, kad reikia viską daryti per IP. Nu, предозарнето, kitaip tariant, laidų dar nebuvo, tai Wi-Fi normalų. Ir reikėjo kažkaip sujungti. Iš vienos pusės serialinis įrenginys, gali būti, kad, pavyzdžiui, tas pats postterminalas, ten, žodžiu, nesvarbu kas, nors satelitė. O iš kitos pusės jis jungiasi į maršrutizatorių ir jau toliau keliauja kaip IT paketai. Tas projektas vadydavosi Serial IP, SIRIP. Ir Drakas vadino visada SIRAP. Apie SIRAP kažką girdėjau. Tai čia ir yra tas pats. Aš ir atėjau į 5 kontinentus būtent dėl šito projekto. Jis jau neprasidėjo, darė Olegas Morozovas, Kanadoje dabar gyvena, jau savo firmą turi. O tai čia kelinti metai? Oi, 2005, man atrodo, jeigu ne anksčiau. Aš jau buvau, bet neatsimenu Morozovą. Aha, ir tada su Bijūnu tas Smarthausas. Jo, po to buvo Smarthausas, dar buvo tarp jų dar vienas projektas Saugų. Su mobiliu. Įrenginys, kuris paspaudus vieną mygtuką galima buvo paskambinti. Ai, žinau, ten tokia dėžutė, raudonas mygtukas ir ten pensininkams pardavinėja. Ir tada sujungimas jau, jeigu kas nors ten, pažiūrėjau. Nu, kad neskambinti 911. Jo, iš karto, ten buvo sutarta su šitą PPC ir tiesiai ten buvo skambutis. Jo, šitą atsimenu. Nu, paskui Smarthausas. O tai čia nais, kai sėdėjo šitą galeriją, tai irgi Smarthausas buvo. Tai čia ir buvo. Smarthausas prasidėjo, mes sėdėjom 6, 1 ir 4 aukšte, o taip, vaikščiau po pusmetį kiekvienoje vietai. Pirmam ten buvo toks kaip demo padarytas, ne? Jo, padarėm demo, stendą pastatėm, tas stendas keliavo iš vienos parodos į kitą.
Normalus stendas šiek tiek buvo. Aš atsimenu, tas stendas. O po to jau, kai įrengė loftą tenais jau. Jo, specialiai mums. Tai nes dar loftai patys renginėjom, ten Smarthauso renginėjom, iki šiol stovi. Jo, žinau, šitas stendas. Jau pusė neveikia, kadangi ten kažkas padarė labai protingai šitą planšetę, iPadą ištraukė, kažkur tai padėjo ir viskas dingo jis, paskui kompiuteris stovėjo, senas kompas, ten iš tikrųjų buvo labai senas, bet jie nesukdavosi visą šitą programą, kuriem tarnavo. Irgi ateinu, ten paprašė kažką padėti, aš ateinu, ką galiu padėti, jeigu čia pagrindinio kompiuterio nėra. Turbūt kažkas ten tvarkė, pažiūrėjo, senas, ten iš tikrųjų senas. Utilizavo. Lauk, žodžiu, ten dabar geriausiu atveju veikia, galbūt 10% iš visų galimybių. O šiaip tai buvo normaliai padaryta. Ten iki šiol yra, turbūt, jeigu nenumontavo šitą laidinį juostą, visus laidinės, visus diodų juostą, ten kur virtuviai. Tai buvo padaryti, matėt, ne? Jungi vieną įrenginį, pradeda šviesti geltonais. Dar papildomai kokią galingą įrenginį jungi, pradeda raudonėti. Ne, va šitą nekreipiu. Taip, tai čia... O tai, ta prasme, kokius įrengius tenais... Arbatinukas, orkaitė, mikrobanginė, šaldytuvas, nesvarbu ką. Svarbu, kad būtų galingas renginys, daug vartotojų. O per nuotolį galima buvo valdyti? Visas Smarthausas iš esmės prasidėjo nuo to, kad pagrindinis privalumas, tu gali sėdėti, pavyzdžiui, viename mieste ir įjungti bet ką nori kitame mieste. Ta pati siurblį ten... Siurblį tai čia nesiurblį. Idrakas labai buvo patenkintas, kai nupirko šitą šėryklę šunims. Ai, mačiau. Mes junginėjom tą šėryklę per internetą. Nors iš esmės šitą šėryklę nebuvo pritaikyta tam visai. Ten labai paprasta buvo, 2 mygtukai ir viskas. Tai teko prijungti įrenginį, sugalvojau schemą, padarėm ir per internetą buvo galima šerti. Buvo kaip pavyzdinis, ar jisai naudojo, kad šiaip tai pabandė, nelabai išėjo, todėl kad tas įrenginys, šėryklė, nebuvo pritaikyta oro sąlygom. O pas Idraką visi šunys laukia buvo. Ir kai tam uždėjom šitą... Tai reikia kažką papasakoti. Что уходим? Куда уходим? Зачем уходим? Еще завтра буду, не переживай. Dar rytoj bus, turėsiu jį pakalbinti. Žinok, kai tave kalbins, kaip dirbi, ko dirbi, tai reiškia viskas jau, tau reikia laiks. Kaip dirbi, куда dirbi? Что там, kas tam dar kitas? Gal einam, netrukdysim, nes čia žmonės dabar Trukdysim. Laisvi šitie. Ploskartas. Ploskartas, man atrodo, laisvi. Tai va. Ir Smarthausas, tarp kitko, pas mus buvo visam neblogam lygiai. Aš žinau, kad... Bendravom pagrindę su Jungu, bet ir kitos irgi buvo įrenginiai, ten iš ABB, dar kažkokių, tiksliai dabar neprisimenu visko. O po to pasibaigė Smarthausas. Aš perėjau į Skanetą. Tai tokia vadinasi Skaneta. Taip, Skaneta, taip, neseniai. Ir jau viskas, po to iš Skanetos. O tai Skaneto, kas, tie patys pajungėjai? Kaip visi ten važinėja. Kabelistai vadinami. Kabelistai, ne tik kabelistai, galima ir taip pavadinti, pajungėjai. Taip. Ir iš ten čia pataiko. O čianais jau testuotojas šitų... Postterminalų. Su kasom, be kasos. Ir kadangi teko padirbti vienoje srityje, antroje, trečioje, kur labiausiai patiko? Smarthausas. Nes ten labai daug buvo tokių dalykų, kad pavyzdžiui,
vat mes turim konkretų įrenginį, jis neturi sujungimų su Ethernetu, bet reikia kažkaip pajungti. Na ir ką? Pajungt, kad veiktų. Jo, kad veiktų. Tai aišku, kad ne fiziškai pajungti, fiziškai tai nėra problemų, o kad jis veiktų. Ir vat pradedi galvoti, kažką mąstrečiat. Tai realiai, kas dabar vat, yra tas pas mus... Kūrybinis darbas buvo. Kur pas mus yra dabar tenai sukurk idėją ir ten, kur tipo, tie gruzinai vis sukuria kažkokius, kad ten pajungia per... Mačiau, jo. Tai realiai jūs tą darėte ten prieš... praktiškai šitas dalykas, tai čia jau praktiškai tas renginys pritaikytas tam. Tik tai jis įjungia programėlį ir viską. O aš dariau ne tik programėlį. Aš dariau pradžiai schemą, patį elektroninį schemą. Paleidinėjau šitą schemą, po to buvo programavimas. Tai aš ir ką sakau, tai ką jie daro dabar vos ne ten kažką, tai jūs tą darėt vos ne prieš 20 metų, tik tai daug... Kitam srityje, bet jo. Dėl to man Smart House'as labiausiai patiko iš visų darbų. Deja, pasibaigė. Taip, dabar ir siurbliai patys pasijungė per programėlės. Ten bet ką galiu. Absoliučiai bet ką. Ir iš telefono tada nelabai pavykdavo, kadangi telefonai buvo labai prasti, nepritaikyti tokiam darbui. Bet iš iPad'o, iš kompiuterio tai be jokių problemų. Iš iPad'o irgi buvo problema, kadangi visa įranga buvo, reiškia, tas klientas, kuris valdo visą šitą įrangą, jis buvo Microsoftinis. O iPad'e Microsoftas negyvendavo tais laikais, jis dabar nelabai gyvena. Ir dėl to vienam, nesakysiu adresą, bet vienam Smart House'as darėm didžiulis namas. Ir atėjom, aš pradžiai tai pažiūrėjau nieko ypatingo, o paskui išaiškėjo, kad žmogus visiškai atsisakęs nuo Microsoft'o. Nupirko visokiausių makų ten, stalinių, rankinių, planšečių. Žodžiu, viskas Apple. Jo, o pas mus viskas Windowsinis. Aha, ir nepalaiko. Ir buvo didžiausia problema, kai mes pasakėm, taigi va, galim, va čia iš Microsoft'ų. Paprastą dalyką turėjom, vaizdo stebėjimo sistemą. Irgi klientas buvo pritaikytas grynai Microsoft'ų. Ir absoliučiai nenorėjau bendrauti su jokio mako. Jis sako, tai spręsit problemą. O kaip spręsim tą problemą, tai mums reikia tą klientą parašyti ar kaip. Žodžiu, bendravom su Kunapu, tais laikais aš ten pirkau šitų įrenginių. O tai pavyko kažkaip suderinti, ar vis tiek... Ten kažkokie klientai jie patvarkė, bet labai prastas buvo. Paleidom, vis dėlto paleidom. Nepilnas valdymas buvo, bet galėjom kažką pavadyti. Tai buvo, nes visi, pavyzdžiui, visas namas valdosi, pasidra, kad dar ir turėtų būti planšetėje sienoje. Tai pas jį tenais šitam riešiai? Holį, taip. Ir ten irgi Windowsinis kompiuteris stovi. Nes žinau, kad... O mes, kai pastatėm šitą įrenginį tame name, apie kurį kalbu, kur buvo visi makai, ir dar nepaleidžiam, tai įjungiam, viskas normaliai veikia, jis taip pažiūrėjo, o ten netgi ne tais laikais, ką tik atsirado Windows 8, atrodo, 10 dar nebuvo, o ten dar 7 buvo Windowsas. Ką čia sakau, darote? Man per senas? Aš visų pirma senas. Visų antra sako, kad aš specialiai atsikračiau nuo visų Microsoft'ų produktų, o jūs man čia kišat vėl. Может, нам свет для уюта включить? Не надо. Присоединка. Mes nenorim, kad niekas mūsų pastebėtų čia. Там прятаться. Мы в кухне прятались, и там нашли. Там зашла толпа. Там Ты распечатала? Нет, хорошо. Я уже выслала, сейчас распечатаю. хорошо. Уже. Так buvo. Sakau, kad pats įdomiausias laikas buvo, kai dirbau Smart House'o. Buvo labai įdomus, paskui irgi vadovų tapęs Mindaugas. Stasionis? Ne. Kokia pavardė? Vardą prisimenu, irgi suakinis, rimtas žmogus buvo.
su jais dirbti, tai buvo va, super. Mindaugas Lemba. Nu, neprisimenu Su dabar. Smarthausu dirbo jis? Tai jis ir buvo vadovas prieš Šišlą dar. Arba Ai, trupučiuką. aš tuo metu buvau dekretinis, tai nežinau. Nes aš, kai mes dirbom Stulginskį, padirbo, tada persikėlėm čia. Tai vat dar Stulginskį, kai buvom, atėjo Bijūnas ir jis pradėjo tą Smarthausą vystyti. Ir tada persikėlėm čia. Ir kai statė tą pačioj tą demo rūmą, tada aš išėjau gimdyti. Ir tada girdėjau, kad atėjo toks Kornelijus Šišla. Ne, Kornelijus Šišla žymiai vėliau buvo. Taip, tai aš Gerokai tai sakau, kad aš žinau, kad jis buvo atėjęs. Pagrindinis veiksmas vyko būtent su Bijūnu. Dėl kokios priežasties jis buvo išvarytas. Nu, va taip, išėjo. Nepatiko į Drakui. Nu, jis buvo toks lietokas. Lietokas, bet jis žinojo savo reikalą. Taip. Labai neblogai buvo įsitraukęs į visą šitą. Pavyzdžiui, išskyrus tavo Mindaugą, nei vienas kitas vadovas nežinojo tiek šito Smarthauso įrenginių, kaip būtent Bijūnas. Nu, tai jisgi po to nuėjo dirbti į Jungą. Bijūnas? Taip. Jo, aš mačiau, jis man atrodo iki šiol dirba Jungė. Gali būti. Nu, tai va, ne šiaip savo. Nu. Jungas bet ką nepakves. Na, taip. Nu, taip. O baigęs, ką jūs esat? Kauno Politechnikos. Tai čia nes... Kauno Politechnikos institutas, tais laikais vadinavosi. O palauk, čia ne tas pats, kur Stasys Stasiūnas baigęs. Politechnikos, jisai jį dar vadina Kauno panelių institutas, nes Politechnika, tipo KPP. KPI. 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 Kauno Politechnikos institutas. Nu, KPI. Tai jisai sakė, nu... Antanas Ničkaus, tarp kitko. Aha. Ir tenais profesija? Elektroninės skaičiavimo mašinos. Pas mane buvo profesija. Ir aš atidirbau po to, reiškia, kaip vadinasi, elektrografijos institutas. Jis ir dabar stovi. Elektrografijos. Taip, čia netoli. Kaune. Ne, Vilniuje. Elektrografikos, o ką? Elektrografijos, Krantinės 18. Dabar ten tik pastatai liko, nes jau viskas visi išėjo. Ir ko užsiema elektrografikos šitas? Tarp kitko, tarybinės kopijavimo mašinos. REM, ERA. Aha, kopijavimo, ta prasme, nu, kaip pas mus tas skaneris? Taip. A, Nu, ERA visi pažįsta, jūs turbūt irgi pažįstate. Tai o čia jau ne gamyba, jie sugalvojo ir sukūrė. O paskui jau perdavė, aš nežinau kokią gamyklą, bet ten tos EROS buvo gana daug padaryta. Po to perėjau į, rusiškai pasakysiu, nes čia versti РЦТО, региональный центр технического обслуживания средств вычислительной техники. Aptarnavau didelis mašinos, jeigu pažįstate tokias ES-1033, ES-1040. Mašina užimėjo maždaug tokio ploto, kaip čia pas mus. O jinai ką darydavo? Skaičiavo? Nu, tai vadinami kompiuteriai, bet... Nu, galima sakyti, kad kompiuteriai. Nu, elektroninės skaičiavimo mašinos. Diskai labai didelis talpos, buvo 350 megabaitų. Toks povas. 350 megabaitų, tai... Čia didelis talpos, o taip tai buvo 29 megabaitų. Aš dar atsimenu tos laikus, kaip flopikai buvo, atsimenu. Čia jau žymiai vėliau buvo. Taip, jie daug... Tais laikais tai atrodė, atsakau, kad aš tokio dydžio, reiškia, ir paketas. Pakete yra 10 sluoksnių, kurie sukasi, užsidedi ten, uždarai, kad būtų be prieigos išorinio oro. Nu, tai jis ten įsisuka ir informaciją pradeda skaičiuoti ir rašinėti. O turbūt nematėt tokių dalykų. Ne, aš tik... Idrakas yra atnešęs senų savo nuotraukų, Vot, Idrakas tais laikais dirbo Lit Energo dabartinis. Aha, tai vat jis yra atnešęs senas nuotraukas su juo Lit... O tai kiek jam tada buvo? Oi. Jaunuolės jaučiu.
Oi, atrodė keistai. Nes yra senos, Ausis kaba. nu, yra senos nuotraukos dar kėlėm, čia kai buvo 35. Jo, turėtų Tai jis būti prie tų nuotrauka. mašinų stovi ir atrodo man kaip šitas Lenonas. Šiek tiek užneša savo Nu, toks jo. veido bruožai. Kažką panašaus galbūt. Aha, Ne kad nelyginu su Jelena, nu tik to, tiek O tai būna. jūs tenai susipažinot su Draku, kai čia nais atėjote, Drakas atpažino ar ne? Jis man pakvietė praktiškai. Nu kaip, ne jis, Sturgickio gatvė ten, kaip prasidėjo tas svypas, jisgi irgi pažįstamus ir viską. Ir ten dirba tais laikais mano viršininkas iš būtent tos sistemos, kur aš aptarnavau šitos didelis mašinos. Nu, jis man pakvietė, sako, nori, nenori. Nu, nori, einam pas Draką. Karočią atėjom O pas Draką. viršininkas, kas toks? Viktor Skritski. Žinau. Jis čia irgi buvo. Taip, aš jais labai gerai atsimenu. Vat jis vadovavo manęs, kai aš buvau CTO, bet paskui pervadino į Viltą, irgi turbūt pažįstamas Tas pavadinimas. pavadinimas irgi. Tai va. Nu, tai ir iš Viltos aš praktiškai atėjau, ten kiek porą metų padirbau Gariūnuose, nes nebuvo darbo. Ir tada jau prasidėjo čia darbas. Tai čia kažkur tai jau bus 90-ieji, man atrodo, kokie. Ne, dar ne. Po 2000. Ai, po 2000-ųjų. Tiksliau nepasakysiu. Reikia žiūrėti, ten aprašymę turiu, bet Turit ir savo CV? taip. O ką veiksit, va, kai išeisit į pensiją? Pradžiai sutvarkysiu namą. Nu, ne namą, būtą. Ten remontas jau seniai reikalingas. O kur gyvenat? Trakuose. Trakų? A, tiksliai jūs iš Trakų važiuojat. Trakuose važiuoju. Aha. Kiekvieną dieną. Tai vat ir atsiras pas mane 3,5 valandų Taip, papildomų. 3,5, taip. Tai ne 3,5, pas jūs 3,5. atsiras daugiau, taigi 8 valandas dar dirbat. Aš sakau, kad papildomai prie viso gyvenimo. Ai, nu, Taip, prisidės taip. dar 3,5 valandų. Taip. O tai ten būtas, ne namas? Būtas, ne. Prie Trakų pilies gal? Nu, kažkaip nelabai toli. Arti prie iki, taip galim sakyti. Arti net ne tas žodis. Ne, Porą minučių. O tai visą gyvenimą važinėjote į Vilnių, nebuvo noro persikraustyti į Vilnių? Tai aš Vilnietis. I- Aš čia, kai dirbau ir CTO, tai aš dar Vilniuje gyvenau. Aha. Pas tėvus. O jau po to viskas. O tai kaip gyvenat Vilniuje, o kodėl Trakai? Todėl, kad žmona iš Trakų. A, meilės, emigrantas į Trakus. Nu, va. O vaikų turit? Nu, nieko savo, taigi 3. 3, Nu. kaip pas mane. Ir Nu, jau dideli, tai savo vaikus turi. tai kiek anūkų? Kol kas tik vienas. Tik vienas. O tai sūnus, dukros ar kaip? 2 sūnui ir 1 dukra. Jauniausia? Ne. Vidurinė? Reiškia taip, vyriausias yra sūnus. Aha. Nu, Sergejus galite pažiūrėti, kur jis dirba, jis tarp daug vietų pakeitė. Aha. Sergejus Šysu. Toliau buvo dukra, dabar Minske gyvena, surado vyrą ten. Irgi emigrantė? Meilės? Aha. Nu, o trečiasis, tai čia jaunesnysis, kol kas su mumis gyvena, dirba vyrėjų. Žiūrėjau ir kiek metų jau? 25, tūkstantmečio ravesnik čia kaip O tai skirtumas tarp jų kiek? didelis. Didelis? Jo, 16 metų. Dar kiekvieno vaiko 16? Ne. Vienas po kito buvo Pirmas ir antras. sūnus ir dukra jo, o Aha. paskui jau, nu, va taip išėjo. Aha. Po 16 metų atsirado dar vienas. Nes pas mane 2 metai skirtumas ir irgi vyriausias yra sūnus, tada dukra po 2 metų ir tada dar po 2 metų jauniausias. Nu, tai čia normalus dalykas. Čia normalus ir labai gerai. O pas mus išėjo taip, kad sūnus su dukra buvo, nu kaip, ne broliukas, o vos nesūnelis Aha. su to. Nu jo.
Tai, gyveno normaliai. nes jaučiu tie, kur vyresnė, nu, tai jie tarpusavį vos ne bendrą kalbą randa, o, Oi, ten buvo tokia bendra kalba. O čia. nu peštynių, aišku, irgi būna, Nu tai vat, bet iš to išauga. kiekvienas nori įsitvirtinti, kiekvienas apsaugo savo, taip sakant, gyvenimo būdą, ten dar kažko, tai, oi. O tai jauniausias 25 metų virėjas Trakuose dirba? Kuriam restorane? Kubite. Kur? Kubite. Kubetė? Taip. Tai yra toksai Trakuose? Kubetė? Lauk, žiūrėsiu, Man jie že pasakė, kad teisingai vadinti kubite. Ai, nu, taip pat čia rašo arba kubetė, Taip. arba kubetė. Ne, kiu. Jų. Aha. Geras, nežinau iš to. Nu, va. O tai čia tradiciniai šitie karaimų. Tai ten būtent ir karaimė yra savininkė. Aha. Vadovauja visko. Patinka? Jam. Nu, patinka, nepatinka, bet, nu, jau tikrai gaminti maistą namie? moka labai. O namie? Oi, labai namuose tai nenori. Negamina, ne? Bet jeigu gamina, tai normaliai. Nu, bet pavyzdžiui, nu, artėja kalėdos, tai jis prisideda prie to Jis gaminimo. ko gero ten sėdės ir dirbs per kalėdas. Aha. Greičiausiai, nes visi katalikai, o jis vienintelis ne. Bet tai vis tiek tas per kūčias, manau, kad nedirbs, ar dirba ir per kūčias? Nežinau, ten gali būti, prieš metus tai praktiškai iki kūčių ten sėdėjo kažkokia kompanija. Va taip, taigi neaišku. O tai jie negali uždaryti, kol kas nors vienas žmogus sėdi. Tai. Nors ir arbatą geria arba ten kavą. Nes būna tas kalėdinis laikotarpis ir naujametinės, tai ten Taip, yra. taip, ten tai viskas, ten jau šakis bus. Per naujus metus dar neaišku, ar jis ten dirbs ar ne. Per kalėdas, sako, teks padirbėti. O šeima suvažiuoja pas jūs, kiti vaikai iš Minsko? Visus labai retai, nes dabar iš Minsko sunku atvažiuoti. Na taip, iš Minsko tai sunku. Na taip, jis vienas važiuoja su mūsų, su anūku. A, tai vyriausias turi vaikai. O anūkų kiek? Vienas kol kas, aš sakau, kol kas Ne, tik bet vienas. kiek metų? Mokyklą eina, jau lanko 2 klasę. Tai bus 8. Nu, 7. 7 metų 2 Jo. klasė, tai anksčiau pradėjo tada. Ten. Nu, čia pas mus šeimoje tai normalus dalykas. Ne, dabar yra tas, kad pirmoji klasė turi būti 7 metų, o jeigu eina 6 metų, tai tada turi praeiti tenais tokius testus, kad ar... Mano anūkui tie testai dzin praeina be problemų. Nu, tai vadinasi, protingas vaikas. Jo. Nu, fainai. Tai remontuosit būtą. Taip. O daržą turit? Daržą kažkokią tai turit? Būtė ne. Ne, būna, turi Ten būt. daugiau, nu kaip daugiau aukščius, 4 aukščių. Bet vis tiek tu turi sodus daug kas. Ne, ten sodų Neturit, nėra. ne? Ne. Ir žmona nemėgo ten žemėje sadinti kažkaip savo. Visiškai. O žvejyba? Aš irgi nežvėjys. Tai Fotografuoti taip. Fotografas. Ja. Nes aš kiek atsimenu jūs nuo senų laikų, visą laiką su fotoaparatu reikia, nereikia, jau ten kažkur tai. O dėl to ir nuotraukų ten ne per daugiausiai, nes pagrindė jūs kažkur fotografuojate iš vieno kampo, iš kito. Nu taip. Stengiuosi surasti kažkokį ten, nežinau, arba momentą pagauti, arba kokią. O tai kaip užsikrėtė tą fotografiją? Oi, tai fotografas aš nuo mokyklos. Aha. Paskui buvo didelis tarpas, kai neturėjau normalio fotoaparato, nes kažkaip institutė dar jo fotografavau, dar nuotraukų yra daug, reikia jas pervesti į skaitmeninį. Su Zenitu? Ar su kokiu? Smėna 8. Smėna 8. Taip. Aha. Nu, paskui sakau, kad po mokyklos kažkaip, po instituto, mažai fotografavau. O tai fotografuodavot ir juostelės neždavot, ar ir pats bandydavot ryškinti? Pats viską ryškinti. Iš nuotraukų dariau irgi pats. Čia, Nes- kur nes nuotraukos spausdinti. Ten gėliai tokie buvo, kad, nafik, ir, kaip, pavyzdžiui, atiduodi juostą, aš vieną kartą išbandžiau, spausdino, kaip yra kadras, taip ir yra,
Jokių ten... Nu, nebūdavo to. Kadravimo jokio nebuvo, nedarė. Nu, tai, man to reikia. Pats dariau viską. O tai kiek albumų tokių namie turit? Ar net ir, nu vis tiek, jeigu ryškindavant nuotraukas, tai paskui į albumus klijuoti. Tai albumų pas mus nedaug. Aš dabar sakau, kad viską verčiu į skaitmeninę formą. Nes reikia ten iš žmonos pusės labai daug nuotraukų, tai reikia jūs perfotografuoti, pervesti. Nu, taip, skaitmenizuoti. Čia irgi darbelis toks bus. Nes va tokia va krūva. Guli 2 ar 3 dėžutės pilnos nuo batų. Bet jau išryškintų pačių juostų, taip? Ne, juostų mažiau. Juostų tik mano, o likęs dar labai daug nuotraukų iš žmonos tėvų netgi. Čia pati seniausia, kaip prisimenu, kažkur tai 37 ar kokią mėną. O nebandėt šito genealoginio medžio savo sudaryti? Čia mano dukra daro. Kas? Dukra daro. Daro? O tai šaknis iš kokios šalies? Neįsivaizduojate. Čia pas mane šeimoje sumaišyta, kaip čia pasakyti, reiškia taip, iš žmonos pusės Lietuva ir Lenkija. Lietuva daugiau, Lenkija mažiau. Iš mano pusės Kinija, Rusija. Nu, matosi biškai, pas jūs bruožai tokie rytietiški. Kaip čia dabar vertinti, kokios nacionalybės mes visi esam. Sūnus kažkada tai padarė savo sūnui. Ta, iš pagal kraują. Jo. Tai sako, velnis, niekas negali suprasti, kaip čia gali taip eiti. Ir unguriai yra, ir kas ten, kinai tai. Savaime suprantama. Ir sako, iš kur atsirado Suomiai. O ko nebuvo, tai Suomių nebuvo niekur. Gal iš žmonos pusės, jeigu Ten Lietuva ir Lenkija. Kas ten žino, kas čiagi šalia uostas, kas čia atplaukia ir su kuo tenais, kaip ten. Gali būti. Žodžiu, ir iš čia yra. Nes pagal veidą nelietuviški bruožai. Aišku, kad nelietuviškas. Šiaip tai... O tai iš kurios pusės mama ar kas buvo iš Kinijos? Tėvo. Tėvo protėviai. Nes pats jis irgi nebuvo kinietis. Bet jis gyveno, aš gimiau Čita. Čita? Čia kur jis yra? Sibirija. Apie kurį labai daug mūsiškai parašė ten. Trimtinis. Labai daug parašė apie Čitą, apie Krasnojarską. Krasnojarskas reikės. O tai Čitoj gimėt tik iš tremty buvot ar tiesiog, ten... O taip ir išėjo, kad, kaip nekeista, mes su mano žmonos tėvais gyvenom praktiškai šalia, ten 500 km skirtumas. Aš Čitą gimiau, žmona gimė Ilanskį. Tai čia sakau, kažkur tai 500 km, bet teko išaugti, nuvažiuoti čia ir čia susitikti. Jo, bet tėvai į tenais kaip pakliuvo, jie ten... Mano tai ne, mano tik taip ir, kaip, Sibirija praktiškai arba buvo tie, kurie ten visą laiką gyveno, arba tremtiniai. Iš vienos arba kitos pusės. Tai va, reiškia, mano mamos, reiškia, mano senelis. Jis dar, jo senelis tėvas praktikas. Karočią, jis buvo išsiųstas už Varšuvos išsikilimą. Varšuvos ką? Sukilimą? Taip. Tai kaip iniciatorius buvo? Ne iniciatorius. Pateko. Žodžiu, kažkur ten... Pateko, jo. Jis buvo Lenkas. Bet po to praktiškai lenkų kalbos jis irgi nežinojo. O tėvas tai visi kažkodėl taip žendėjo su ne vietiniais, nes tikrai žinau, kad mano iš kitos pusės, iš tėvo, iš motinos pusės, atsiprašau, jis buvo kinas, protėvis. Rusiškai visiškai nekalbėjo.
O tai kokią kalbą kalbėjo? Oi, ten kalbos daug buvo. Surasdavo savo kažkokį ten. Va. Tai kaip susikalbėjo tėvai, arba kaip su jumis kalbėjo tėvai? Su manim tai jis protikas, tai čia aš net nemačiau, Ai, aha. neprisimenu. Aš jau senukas žinau. O, a prosenelė tai ne. O tai tėvai kokiom kalbom kalbėjo? Ten jau rusų kalba. Rusų kalba? Nu, Sibirė ten praktiškai taip ir išeina. Tai va, aš sakau. O žmonos tėvai irgi protėviai buvo išsiųsti jau 39 metai, kaip, nu, pirmą kartą buvo nustatyta Tarybų sąjunga, o tai ir išsiuntė. Irgi už kažką. Ne, tai už kažką. Nes ten būdavo siūsdavo... 2 valandas susirinkti daiktus ir išvažiuojam. Nu. Nes ten būdavo dėl 2 priežasčių. Vienas, kad tu tiesiog esi nepatogus, nu, ten politiškai ir kažkaip, o kitas, tu biški turi daugiau žemės ar dar kažką, tai kad konfiskuoti, tai va... Čia būtent antras variantas ir buvo. Nu, taip. Nes jie turėjo čia Lietuvoje kažkur tai prie netoli kalno. Visai nebloga sodyba. Nu. Na ir aišku buvo kaimynai, kuriems irgi šitas sodyba patiko. Rusų kalba jie pirmą kartą išgirdė tik atvažiavus arčiau Vilniaus. Nu tai, visi savi. Atėjo lietuviai. O su žmona kokią kalbą kalbat? Kaip rusų. Rusų? Rusų. Tai nepripažįsta, kad lietuviai. Nepripažįsti? Ne. Nors lietuvių per pusę, nu nesvarbu. O be fotografijos daugiau jokių hobių? Taip pat, jeigu... Kaip labai patinka užsiiminėti muziką. Ta prasme, ne kurti, o klausyti ir kurti įrenginius. Įrenginius, kurie... Audio. Garsinius. Tos, nu, ten... Kolonėlius, stiprintuvus. Sujungti visas tas sistemas? Sujungti tai čia niekam neįdomu. O kuria prasme kurti? Padaryti. Ai, jūs... Dabar žymiai paprasčiau pasidarė, nes anksčiau tai reikėjo ten rinkti tranzistorius, paskui mikroschemos, o dabar va... Nu, dabar nueini tiesiog nusipirki ir... Nu, vat paskutinį kartą aš patys stiprintuvų ir nusipirkau. Tai va dabar visas kolonėlis pertvarkysiu. Tai kiek tos įrangos namie? Yra. Yra? Yra. Aš manau, pradžiai tai labai priešiškai. Ką čia? Laiką per gagačiai. Nu, ką daryti? Bet tai sujungti va taip, kad kaip dabar va, yra tos naujos kolonėlės, tipo viena kolonėlė, tada stiprintuvas, antra kolonėlė ir tas iš vienos pusės vos ne vienas dažnis, iš kitos kitas, nu, kad pavyzdžiui, jeigu perina garsas. Ne, kolonėlės tai neturėtų būti, kad iš vienos kolonėlės vienas dažnis, kitas, visi dažniai turėtų būti visos kolonėlės, bet jo, reiškia, dabar prasidėjo visai kita epocha, jeigu Aleksandras turės laiko, jis jums gali parodyti ir patiems Aš mačiau čia irgi visokių šitų. Jo, bet jis kažkodėl tai ne viską naudojo. Aš paskutinį kartą prieš porą mėnesių nupirkau kinietišką stiprintuvą, pigų labai. Bet jis jungiasi tiesiogiai prie kompiuterio. Be šitų, kaip čia, RCA jungtis. A ten ne, ten per USB jungiasi. Iš karto. Pats stiprintuvas jungiasi per USB. Na ir iš karto pumpuoja visą muziką ir visai neblogai. O tai kokią muziką klausot? Nu, senesnė visą laiką, dažniausiai, nes šiuolaikinė... Nu, senesnė kokią ten, kokių laikų? 80-ieji, 2000-ieji, 2000... Nu, tai 80-ieji, tai čia nais dar... Nu, ką, ne senesnė? Diskoteka ten... Taip, disko, rock. Nu, tai jau tai kokia grupė, pavyzdžiui, mėgstama? Vienos nėra, daug yra. Nu, pavyzdžiui. Queen, Pink Floyd, Scorpions, Deep Purple. Kas ten dar gali būti? Daug. Nu... Rainbow. Rainbow, nežinau, bet tos... Richie Blackmore's Rainbow. Aha. Nu, tai čia aš neskaitau, čia sena muzika. Nu, reiškia, nelabai sena. Nes... Nu, Queen, matau, guli, plokštelė.
Jo, tai čia paskutinė. vat aš parinkinėjau pagal tai, kas Idrakui patiktų, nes jis O irgi... jam patinka? Aš Jam, kažkaip anksčiau... jam patinka 89-ųjų, tai ten Lenonas patinka, tada va tas, kaip ten tas... Celentano. Va, Celentano jam labai patinka tie visi. Realiai net labai juokinga buvo, Panoramai yra asorti tokia parduotuvė maisto, kuris visada ten apsipirkinėja. Ir kiek aš užeinu į tą parduotuvę, ten va tokia va muzika groja, kaip Celentano. Celentanas tai gera muzika. Taip, bet aš net rašiau ten Kostikui Butrimovičiui, jeigu žinot. Žinau. O jis dar dirba ar ne? Ne, jis jau Išėjo. 5 metai kaip nedirba. Kostik. Nu. O jį žinot iš kur, iš PKKC laikų ar iš PS? Čia, kai atsiradom, Aha. tai reiškia Smarthauro laikų, galima taip sakyti. Anksčiau to pačiuko. Jisgi atėjo labai jaunas toksai Jo, buvo. taip, vaikas. Kažkaip net labai greitai bendrą kalbą suradom. Tai rūkot jūs gal, ne? Aš nerūkau. Nes jis pagrindė ten su visais susibendrauja, perikurkiai tai vadinamai. Vat būtent ten aš niekad nestovėjau. Aha. Aš nerūkau. Bet kažkaip jo... Neblogas žmogus buvo. O iš tų vat senų darbuotojų su kuo palaikydavot ryšį? Nes ten Sokolovskis dirbo tuo metu, tada... Sokolovskį pažįstu. Nu, visą šitą kambarį, kur ten tvarko bankamatus, tai visus pažįstu. Dabar tai ne visus pažįstu. Nu, ten, tam kambarį sėdi Jarikas ir Prokopenko. Nu, Prokopenko dar. Dar Marius Libnickas, irgi jis iš senų. Ne, nu, šitas tai. Paskui, nu, kadangi su Skainėta dirbau, tai, nu, irgi pasikeitė vis kolektyvas, tai dabar sunku pasakyti, kad... Nu, Radiūną tikrai atsimenu. Nu, Radiūną tai 25 tikrai. metai dirba. Aleksėjų Palaškevičių. Taip, Palaškevičius. Ryčka. O kas Gryčikas nežino. Taip, Ryčka. Adminus neblogai pažįstu, nes dažnai bendravau. Dabar adminų daug kas pasikeitęs ten. Nu, jo. O Ženka Žarikov dar dirba. Aukštas toks. Jo, Evgenij Juklijevskij. Žarikov. Ai, Žarikov. Jo, tai jis per nuotolį dirba dabar. Tenais jau nebesėdi. Nebesėdi. Ne. Ten iš tų nebesėdi. Viskas. Nes ten per nuotolį dar kažką padeda, bet jau labai nedaug. O kas atsitiko? Buvo galvoje aktyvus. Tiksliai nepasakysiu, bet kaip supratau, surado kitur, kur geriau. Kur daugiau moka. Tai viskas. Kad daugiau moka, tai čia nestebuklas. Vieną kartą, kaip tik Butrimovičius pas mane atėjo, sako, pas tave tai sūnus nusimano programavime, sakau, nu taip. O galėti atvesti čia, sakau. Aš sakau, tu ką norėjai, pasiūlyti jam darbo. Tai iš karto perspėjau, kad jis dabar turi tokią atlyginimą, kad mes niekada nepadarysim geresnį. Nu, tu atvesti. Ką, trečia? Ir? Nu, sūnus pajatavo, išėjo. Ta kasiulė, tai jis sako, ne, čia ne mano lygis. O tai jis programuotojas... Jis dabar bankė dirba, arba ne tik bankė, palaukit, jis paskutinį kartą, kai mes kalbėjom, dirbo Vinted. Aha. Tai Vintedas... Nu, jis visą laiką iškojo, kur brangiau moka. Nu, Vintedas dabar gavęs yra daug šitų dotacijų ir panašiai, nu ten geros algos. Nu, vos neblogas. O žmona jo? Ot nežinau, kur dirba, bet irgi neblogai turi. Ne programavimas. Ne visai susiję, bet ne pilnai taip, nes baigė tą patį fakultetą. Ir vienas ar antrą, bet... VGTU gal? Taip, ne VGTU, VGU. VGU? Taip.
Aš net nežinau, kur dirba. Kartais, kažkada pasakė, kad irgi kažkas buvo susiję su postterminalais. Nu, tai čia arba Laidas, arba kas ten. Nėra tiek. Nu, žodžiu, mes su ją kalbėjome vieną kalbą. Aha. O tai ką norit jūs remontuotis, nes aplamai Aplamai viską. viską Nuo pradžių iki galo. padaryt, kai pasidrakė, ten viskas smarhausas. Namie, vat, neįdėgėt. Neįrenginėsiu. Nėra prasmės, nu būtasgi, nu 2 kambarių būtas, ką tai reikalingas tas markausas? Nu ką, vat, suplotumėte, užsidegtų šviesos, viryklė kepa, verda. Viryklį, kai verda, tai reikia savičią. Šiaip ar taip. Nu. Nu, taigi, nuotolinis būdas čia nelabai apsimoka. Gal papuošalų padarysiu daugiau, balkonė jau padariau. Papuošalus, tu prasme, papuošalų. Vat, ledinį juostą. Ai, nu čia tas vadinamas. Jo. Nu, A, tai daugiau tai. Reikia paprasčiau viską sutvarkyti. nu. Žmona jau laukia kada? Nu tai aišku. Tai žodžiu, jums išėjimas bus šventė. Taip? Nu, šventės, nu. Nu, kiek galima dirbti? Nu, okay. Šiaip Stasiui Stasiūnui tai siūlė grįžti, nes ten... Jis grįžo. Aš su juo kalbėjau, tai jis tada jau sakė, aš čia negrįšiu tikrai, pas jį ten yra namas, daržas, sako, aš noriu, šitas visokius ten paukščių turi, ten ančių, vištų, sako, aš noriu su gyvūnais pabūti, gamtoj, pakvepuoti, sako, meškeriai mėsti tą pačią, kokį man ten bankomatai, sako, aš jau ten nenoriu. O meistras vienas iš nemažų, labai mažai tokių Lietuvoje yra. Jo, jisai labai toks... Mačiavosi, kaip Krapštukas. jis dirbo, jo, jisai ten, nu, aš sakau, kad iš tikrųjų meistras. Nieko nepasakysi kitaip. Ir vadovas labai geras, nes ten labai Nu, džiaugiasi. dėl vadovo aš negaliu nieko pasakyti, kadangi mano vadovų jis nebuvo. Nu, jo kolegos sakė, kad... Bendrauti buvo normaliai. Aha. O čia nais, kaip jums bendrauti su kolegom? Kaip ir visų. O su kuo daugiausia čia bendraujate, aš burnai? Pagrindinis vadovas yra Kazys. Nu, Kazys jo, bet... O bendrauju daugiausiai su jais. Nu, tai... Nu, taip išeina. Kaip taip, jėža. Tai... Kokiam temam? Visokiam. Apie gyvenimą? Ne tik tai. Jis praktiškai man pradėjo, jisgi visada ten istoriją domisi. Nu ir kažkaip pradėjo kalbėti apie Sienkevičių, o aš iki to laiko neskaičiau Sienkevičių. Sakau, reikia perskaityti. Ir visą šitą trilogiją polską didelę. Lenkiškai skaitė? Ne, rusiškai skaičiau. Dar aš lenkiškai skaitysiu. Nu, na, jėža po polskėmų. Nors vienas vertimas iš tų, kurių žiūrėjau, buvo labai priartintas prie lenkų kalbos. Perskaičiau. Patiko? Labai. Labai. Labai patiko. Jeigu neskaitėt, tai tikrai verta perskaityti. Aš nežinau, lietuvių kalba išversta ar ne. Koks? Polskая трилогия. Polskė tai... Погребение Лянкис книга. Потоп. Трečia pan Valdajevskis. Neranda man. Čia vadinasi. Lenkiška trilogija jau čia kažkokia bus. Trilogija. Tai ten tokia labiau istorinė? Taip. Kas įdomu. Legendinė Krzyštofo Kieslowskio Ne, čia kažkas ne taip. 3 spalvos kažkokios. Pats įdomumas tame, kad O koks autorius? Henrik Sienkevičius. Hendrik. Nu, koks įdomumas? Pirma potvynis, antra огнем и мечом. Nu, vat neranda, man reikės paguglinti, išsisaugau autorį, nes
Ekonominio, bet čia istorinės tokios. Taip. Aha. Ir paskutinė pan Valdajevskį. Bet tai apie kuriuos čia laikus maždaug? Čia būtent, kai kariavo su švedais ir prieš ten arba su tatarais, ten, verta perskaityti. Arba jeigu neskaitėt, tai tikrai labai didelį malonumą gausite. Man čia, aš praeitą savaitę buvau su mama Madeiroje ir ten mums gidas labai geras pasitaikė, kuris mokėsi pas Bumblauską, pas dar vieną kažkokią tai istoriką. Lietuvoje? Taip, jisai lietuvis. Lietuvis dabar 20 metų gyvena kaip Madeiroje ir irgi labai per istoriją viską ėjo. Ir nuvežė ten į tokį miestelį, dabar nepasakysiu kaip vadinasi. Ir buvo pusę valandos jisai kalbėjo apie tai, kad čionais gyveno vienas iš Jogailaičių. Jogailos sūnus Valdemaras III, kuris buvo Vengrijos ir Lenkijos karalius. Ir sako, Bet ne Lietuvos. Jo, bet ne Lietuvos. Ir jis vieno karo metu pabėgo, nors tipo, rašytiniai šaltiniai jis žuvo, bet jo nėra palaikų niekur rasta, o nėra palaikų dėl to, kad jisai pabėgo į Madeirą. Ten jam patiko, aišku, susipažino su kažkokia tai irgi didiko dukra, norėjo ženytis ir tada tas didikas sako, tai tu pateik įrodymus, kad tu kažkoks irgi tenais... Nepaprastas žmogus. Jo, ir tada pateikė jisai savo šituos herbus. Ir tik pagal herbus atsekė, kad jisai Jogailos sūnus. Bet negali įrodyti, kad jis Jogailos sūnus, nes sako, išsiuntė jo DNR į Lenkiją, o Lenkijos politika yra tokia, kad mes neleidžiam kasinėti šitų senų žmonių. Labai savotiškai. Jo, ir negali įrodyti, nors visi herbai, sako, viskas įrodo, kad tai buvo. Ir to Lenkai jiems nelabai patiko. Jiems ale šventa ir jie neleidžia. Ir ale, kad Valdemaro III sūnus yra Kolumbas. Tai tipo, kad lietuvio Jogailos vienas sūnų, anūkas yra šitas Kolumbas. Tai irgi tokia buvo įdomi istorija. Bet kiek bandžiau atsekti, tai nelabai. Ir ale, kaip rašo, tariama, bet, nes nėra įrodymų. Bet irgi... Taip. Nes labai mažai dėjo raštinių iš tikrųjų. Taip, ir plus daug ką naikindavo ir taip toliau, kad... Taigi čia, aš sakau, dėl ko reikia Sinkievičių skaityti. Kadangi ten viskas parašyta. Lenkiška knyga, skirta Lenkams, bet visas veiksmas vyksta Lietuvoje. Va taip, tarp kitko. Vienas iš pagrindinių veikėjų, jis aišku nebuvo rusas, rusiškas vaivoda Višnieveckiai. Jeremej. Jis iš tikrųjų arba ukrainietis buvo, arba baltarusis, sunku pasakyti. Tais laikais tai praktiškai buvo vienodai. Jo, ten nesvarbu, tiesiog slavas. Jis turėjo būtent tokį pavadinimą, rusiškas vaivodas. Taip. Gal aš jūs nufotkinsiu čia, ne? Davai, man vis tik reikės straipsniai, nuotraukos. Tik tai šitos, kur nors pažiūrėt, kad aš... Kur čia šviesa užsidėjau? Kur čia šviesa? Prie žalių tyčia. Jeigu čia, aišku, gerai gausis, tai pažiūrėsim. O jeigu ne, tai kitų reikės pažiūrėti. Čia labai šešėliai, ten labai parodys. Čia labai šešėliai krenta ir toks veidas tada pavargęs atrodo. Tai jis yra. Nėra to. Kur tada? Matėlės šešėliai. Čia?
kad matytų tiesiog dirba. Dirba žmogus. Jo, dirba žmogus. Kažką tai. Вон dirba žmogus. Kompas išjungtas. Nu tai kaip? Čia nesidėjom. Ką nors įjunkit, kur testuoja. Čia? Tai buvo praktiškai tas ir yra. Nu, tai kaip pavyzdžiui rodo, kai ten kažkas tai... Čekis kažkoks blogai išeina. Kiekvienas veiksmas turi būti įdėtas čekis. Gerai. Ten tik tais man tas piešinys. Pavadinkit darbinį vaistą. Nu. Nu, kažkas gausis. Gerai. Tai aš vis tiek jums atsiųsiu paskui, Gerai. kad ten prirašiau ir nuotraukas irgi atsiųsiu. Pažiūrėk. Gerai? Ačiū labai. Nu, viso.